Čia svarbiausių praėjusios savaitės įvykių apžvalga su politologu Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Kalbina Vytautas Markevičius. Pone Kojala, Joe Bidenas sako, kad reikia sumažinti temperatūrą politikoje, o Donaldas Trumpas ragina amerikiečius susivienyti. Tai tokie pareiškimai po šeštadienį įvykusio incidento. Jūs sakote, kad politiniai pasikėsinimai nėra naujas reiškinys Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau kokiu keliu šį kartą pasuks Amerika, keliat klausimą, tai koks jis galėtų būti? Pirmoji reakcija yra gana pozityvi, matome, kad politiniai oponentai kalba apie tai, kad politika yra svarbu, konkurencija yra svarbu, bet vis tik tai yra ir svarbesnių dalykų, žmogaus gyvybė, pasmerkimas bet kokių nusikaltimų, tad tai yra pozityvus signalas, tik tai kelia nuogąstavimų, turbūt tai ar šita žinia gali išlikti ilgai. Rinkiminė kampanija į prezidento postą vyksta labai aktyviai. Tikėtina, kad jau artimiausiu metu visą tai, kas čia dabar yra kalbama apie vienybę ir būtinybę mažinti temperatūrą, vėl bus nustumta į šalį ir bus grįžta prie įprastos rinkiminės kampanijos, kurioje dažnai oponentai nėra tik tai oponentai nėra tik tai konkurentai, oponentai yra kone priešai, kurias reikia žūtbūt įveikti. Grįžkime dabar prie NATO susitikimo Vašingtone, juk tai buvo vis tiek svarbiausias praėjusios savaitės įvykis. Kokias pagrindinės ateities gairės nubrėžė NATO aljanso priimti dokumentai? Manau, kad NATO turi aiškias strateginės gairės, kurias patvirtino ir Madride, ir Vilniuje. Pernai vykusiame susitikime Vašingtone iš esmės buvo tęsiamas darbas, kuris jau buvo pradėtas, nes puikiai suprantama, kad norint NATO pokyčio, norint strateginio pokyčio, kuris yra reikalingas atliepiant šiandienos geopolitinės aktualijas, yra svarbu dirbti sudėtingą ir ilgalaikį darbą. Tad labai daug dėmesio skirta regioninių gynybos planų patvirtintų dar Vilniuje įtvirtinimui ir jų realizavimui praktikoje. Taip pat labai daug dėmesio skirta Ukrainai. Tiesa, nieko labai naujo galbūt neišgirdome apie šios šalies narystės NATO perspektyvas, tik tai, kad tai yra negrįžtamas kelias, signalas be abejo svarbus, bet turbūt nekeičia savaime to, ką jau esame girdėję anksčiau. Taip pat, aišku, daug kalbama apie NATO gynybos išlaidas. Valstybės vis dar neskiria pakankamai lėšų gynybai, tik tai 23 šalis yra pasiekusios sutartą 2% bendro vidaus produkto ribą. Kita vertus, 23 valstybės yra gerokai daugiau negu dvigubai daugiau, negu kad buvo praėjusiais metais. Tad tam tikrų postumių į priekį yra, bet turbūt neturime manyti, kad kiekvienas NATO viršūnių susitikimas savaime lems istorinius sprendimus. Kartais jie yra reikalingi tam, kad kai kurie anksčiau priimti sprendimai būtų įgyvendinami ir realizuojami. Kaip pakomentuotumėte kai kurių valstybių vadovų jų vadinamą taikdarišką politiką karo Ukrainoje baigties klausimu? Turiu galvoje Vengriją, Turkija. Vengrijos pozicija yra labai atsieta nuo bendrų organizacijų, nuo ES ir NATO. Tai labai akcentuoja visų šių organizacijų atstovai. Kitaip tariant, tai yra paties Orbano iniciatyva, kuria jisai nori parodyti, koks yra svarbus ir kokį vaidmenį gali atlikti potencialiame ateities politinių dėrybų procese, bet manau, kad pasitikėjimas juo ir vakarų šalyse, ir Ukrainoje yra menkas ir tas vaidmuo dėl to negali būti toks įtakingas, kokio galbūt Orbanas norėtų. Turkija šiek tiek kitokioje situacijoje. Mes žinome, kad ankstyvoje didelio masto invazijos fazėje būtent Turkija organizavo, sakykime taip, ne dėrybas, bet konsultacijas tarp Rusijos ir Ukrainos atstovų, tad atliko tam tikrą tarpininko vaidmenį. Tikėtina, kad Turkija būtų tarp rimtesnių kandidatų vienokiam ar kitokiam medijavimui proceso ir ateityje. Tai yra didelė valstybė, be abejo, tai yra NATO valstybė, bet to pačiu jinai neprisideda prie sankcijų Rusijai, tarsi bando balansuoti ir tokiu atveju galėtų galbūt būti priimtina abiems pusėms kaip tarpininkė. Bet kol kas apie tai kalbėti dar anksti, dėrybos neatrodo, kad galėtų prasidėti artimiausių metų, tam tiesiog nėra realaus pagrindo, kol tęsiasi tokia brutali Rusijos ataka. Ukraina pasiekė arba artimiausių metų turi pasiekti seniai žadėti naikintuvai F-16, papildomos oro gynybos sistemos Patriot, toliašaudė ginkluotė. Kiek tai gali pakeisti situaciją Rusijos-Ukrainos kare? F-16 naikintuvai be abejo yra labai reikšmingi, žinoma, kiek ilgai ukrainiečiai jų prašė, kiek ilgai vėliau laukė, nes be abejo tam, kad galėtų juos turėti ir naudoti, reikia ir parengti infrastruktūrą, ir parengti pilotus, ir daugybę kitų žingsnių atlikti, kurie užima laiko. Bet tai, kad jau šią vasarą manoma, kad F-16 naikintuvai skraidys Ukrainoje, yra labai didelis postumis į priekį ir ginantis nuo Rusijos atakų ir taikantis į strategiškai reikšmingus karinius okupacinių pajėgų objektus. Tad tai, aišku, yra svarbus signalas. Tik tai neturime manyti, kad yra kokia nors viena
ginkluočių sistema, koks nors ginklas, kuris staiga ims viską ir apvers aukštyn kojomis. Bet kokia ginkluotė, kurią gauna Ukraina, papildoma amunicija yra svarbi tam, kad Ukraina galėtų efektyviau gintis, galėtų jaustis saugesnė, galėtų apginti savo piliečius, kaip matome, dėja, bet neretai Rusija taikosi ir į tokius objektus kaip vaikų ligoninės, o visa kita, aišku, priklausys nuo strateginės reikšmės ilgalaikių sprendimų. Ir čia taip pat matome postumį į priekį, nes ne viena valstybė, o kelios dešimtys jau pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su Ukraina, kurių esmė ir yra numatyti ilgalaikę testinę paramą, kad ir kokia situacija būtų karo fronte. Pradėjome apžvalgą nuo Jungtinių Amerikos valstijų, ją ir baigėme. Kaip vertinti reikėtų Joe Bideno siekį bet kokią kainą siekti Jungtinių Amerikos valstijų prezidento posto, sako, kad kito tokio kandidato kaip jis nėra. Galbūt tai ir nestebina, be abejo, jis yra prezidentas, o prezidentai, kuomet nusprendžia siekti antrosios kadencijos, dažniausiai tokį savo norą gali realizuoti. Juo labiau, kad Bidenas laimėjo pirminius Demokratų partijos rinkimus, tiesa, juose beveik nebuvo jam oponuojančių kandidatų, tarsi turi partijos mandatą būtent siekti antrosios kadencijos. Juolab, kad jo gyvenimo istorija, ko gero, yra ta, kurioje atsispindi gebėjimas paneigti skeptikų prognozes. Žinome jo tragišką šeimos netektį, kuomet žuvo jo žmona ir ką tik gimusi dukra. Žinome jo sūnaus netektį vos prieš 10 metį, jo paties sveikatos problemas. Visą tai jis įveikė, nepaisant skepsio iš šono, ir ko gero tai yra jam papildomas įkvėpimas bandyti įrodyti, kad ir šį kartą abejojantieji yra neteisūs. Aišku, kad remtis praeitimi turbūt nepakanka, Bidenui reikia reflektuoti pačiam, ar jis yra pasirengęs dar 4 metams darbo Baltuosiuose rūmuose, ar jis yra apskritai pasirengęs nugalėti Donaldą Trumpą, bet kol kas jo nuomonė yra labai aiški ir net ir gana aiškus skepsis iš nemažos dalies Demokratų partijos narių, abejojant, ar iš tikrųjų Bidenas yra pats geriausias kandidatas, jo nuomonės nepakeitė. Tai buvo svarbiausių praėjusios savaitės įvykių apžvalga su politologu Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Jį kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.